Sveiki! Maisto pramonėje, farmacijoje ir daugelį kitų sričių privaloma laikytis aukščiausių higienos reikalavimų. Tokiais atvejais neišvengiamai reikalinga įranga iš nerūdijančio plieno. Mes jums galime pasiūlyti visą gamą tokios technikos, pradedant paprastais mechaniniais palečių vežimėliais, baigiant aukštai keliančiais elektriniais palečių ar statinių keltuvais. Puikus tokio tipo įrangos pavyzdys yra elektrinis savaeigis palečių vežimėlis, kuris pilnai pagamintas iš nerūdijančio plieno. Vežimėlio rėmas ir apsauginis korpusas gaminamas iš nerūdijančio plieno IC 316, o rankenos struktūra iš nerūdijančio plieno IC 304. Aukštus higienos reikalavimus atitinkantį įrangą turi būti lengvai valoma, rėmų struktūra iš tiesių linijų, uždaros detalių sujungimo vietos neleidžia kauptis bakterijoms. Vežimėlį galima plauti nedidelės srovės vandenį, jis pilnai apsaugotas nuo išorės drėgmės. Kilimo galia net 1800 kg. Tačiau dėl savo mažų matmenų ir puikaus manevringumo gali būti naudojamas tiek prie gamybos linijų, tiek transportuojant produkciją šaldomuose sunkvežimiuose. Šio tipo elektriniai vežimėliai gali būti idealus sprendimas maisto pramonėje, farmacijoje, kur būtina užtikrinti aukščiausius higienos reikalavimus, ar tiesiog ten, kur yra labai didelė drėgmė ar sūri terpė. Jeigu ir jūsų darbo specifika susijusi su maisto pramonė, arba siekite išlaikyti aukščiausius higienos standartus, susiekite su mumis ir mes jums pasiūlysime tinkamiausią sprendimą.